Kviečiame jūs iš arčiau susipažinti, kaip atrodo kiekvienos Sūduvos žaidėjos diena. Pirmoji – komandos naujokė Lina Pikčiūtė. Kaip apskritai prasideda tavo diena Marijampolėje? Dabar vis tiek jau čia kurį laiką gyveni? Pirmiausia atsikeliu, prasiblaškau, tada nusiprusiu, pradedu pusryčius darytis. Ir kokie pusryčiai Linos Pikčiūtės? Kiekvieną kartą tie patys ir niekada nekeičiu, nes man treneris, kai sudarė mitybą, tai ir kažkaip laikausi. Ir net nebežinau, ką valgyčiau kažką kitą, tai būna visą ką avižinė košė. Mažas miestelis, nelabai čia yra sunku kažkaip čionais, tai problemų nėra. Ir atrodo jau kažkaip jau po pirmos savaitės atrodo visai čionais, jau pripratau ir atrodo viskas savo. Supratau, sakyk, Marijampolė turbūt yra vienas iš mažiausių, jeigu ne pats mažiausias miestas, kuriame esi rungtyniausi. Tai kaip tie tokie nedidelė atstumai iki salės, porą minučių, iki parduotuvės iš vis pro langą matyti? Jo, keista iš tikrųjų, bet fainai. Nereikia daug ką galvoti, iš tikrųjų. Važiuoju treniruoti, nereikia galvoti, kad turiu išvažiuoti kokį pusvalandžio anksčiau, nes gali užstrigti kur nors kamščiuose, žinais. Sakyk, treniruotė prasideda 10:30, ne visai komandai, tačiau mes 9 val. Ryto jau važiuojam į salę, tai sakyk, ką numačiau šiandien veikti? Darausi vis tiek savo koją, visus pratimus, tai aš vis tiek atvažiuoju anksčiau, kad pasidaryti, ką man reikia. Ką, pasiruošus darbą? Taip, pagaliau. Marijampolės krepšinio salė kol kas dar miega. Lina pirmoji, kuri atveria šios salės duris. Atsigaunanti po sunkios kryžminių kelio raiščių traumos, Lina kiekvieną dieną turi uoliai dirbti, jog visiškai išgytų ir galėtų sportuoti visą jėgą. Labai draugiškas, dėl ko labai džiaugiuosi, nėra labai sunku įsilieti visą tą kolektyvą. Marijampolės vairuotojai yra labai draugiški, labai faini, nes važiuoja ir jie visą ką praleidžia. Kažkaip tai, kaip tur būna, pagal taisyklės visi, nieko nepraleidžia čia, nors ir neturėčiau sukti, jie sustoja, praleidžia. Tokie geri žmonės. Gal dėl to pliusas čia būti tą mažam miestelį, nes jie visi tokie draugiški, nepikti. Nepavargę nuo didmiesčio, nuo didelių miestų įtampos tos visos. Ką spėjai aplankyti Marijampolėje, kol čia esi? Iš tikrųjų, tai nelabai ką ir aplankiau, dar nespėjau. Bet norėčiau iš tikrųjų kažkur tai cenais apvaikščioti centrą. Čia galiu sukti. Aš nemačiau, kad čia galiu sukti, aš niekad kažkur. Aš dabar pamačiau, kad yra tyras. Reiškia, dar yra kur tobulėtumas, važiuojant namo. Tai norėčiau centrą aplankyti biškį, kad apsižiūrėti, nes niekad nebūna to laisvo laiko tokio. Nes jeigu laisvo, tai aš einu sportuoti papildomai, kažką darau. Nes vis tiek po traumos, tai norisi greičiau ir gerai kokybiškai grįžti į aikštelę, padėti komandai. Bet čia patinka man Marijampolė, kažkaip galvoju, kad bus sunkiau priprasti. Nes vis tiek ir Ispanijai, kai gyvenau, tenais irgi toksai didelis miestas, viskas, taip yra ką pamatyti, bet čia Marijampolėje šiaip labai lengvai pripratau.
toks mielas, jaukus miestas labai. Kad visi miestai tai būtų tokie šilti ir žmonės šilti. Su Lina Pikčiūte išsiskiriame labai trumpam. Visai netrukus susitiksime prie garuojančio arbatos puodelio šiltam pokalbiui. Pradėjo ruoštis naujam sezonui su Klaipėdos Fortūnos komanda, ne? Čia atsitiko taip, jog vis tik sutartį pasirašai su Sūduva, tai jeigu nepaslaptis, tai papasakok, kaip čia viskas taip susiklostė. Esmė buvo tokia, kad norėjau būti ir sportuoti maždaug, kad nepamirštų krepšinio nuo pat pradžių, kad šiek tiek įsijungti su kom nors. Tai Klaipėda buvo vienintelė komanda, su kuria galėjau prisijungti, nes vis tiek ir anksčiau žaidus ten. Ir tai kartais norėjau pasitreniruoti su jom, tai norėtųsi to krepšinio. Tai gavosi taip, kad prisijungiau prie jų, bet nebuvau joms įsipareigojus, taip kaip tiesiog buvau. Papasakok trumpai apie savo, tą kol kas trumpą legionierės karjerą, ne? Pirmoji tavo užsienio komanda buvo Švedijoje, ne? Antroji Ispanija, tai truputį prisiminkim tuos du klubus. Švedijai, patiko labai, ir taip pat, kaip ir Marija Pakėčia, labai šilti žmonės, labai svetingi, pati komanda ir pats komandos stafas buvo šiltas, jie visą laiką padėdavo. Tiek krepšinio aikšteliai, tiek už krepšinio aikštelės. Šiaip sezonas buvo pačiai gan sėkmingas ir su komanda, aišku, norėjom ir čempionų titulą, bet nesigavo, buvom pats čempionės. Ispanijos taip pat, pats Ispanijos miestas buvo nerealiai fainas, labai džiaugiausi, kad ir Vita Muktienė buvo su manim, tai buvo, kaip sakau, mama šalia manęs, geriausia draugė. Mes leisdom laiką kartu ir dar iš šeimą atvažiuodavęs, būdavom lietuviškai, mes susigrūžęs kartu. Paskutinėme sezone atstovai Ispanijos čempionų komandą, ne? Tai sakyk, prieš vykstant į tą komandą, na žinot, tai Ispanijos aukščiausios lygos čempionais atstovai, ar nebuvo kažkokio jaudulio? Išvažiuojant gal nebuvo jokio jaudulio, gal buvo labiau, kad nežinau, kas manęs lauks. Aš nežinau, vis tiek Eurolygos komanda yra tikrai stipri, Ispanijos pati lyga yra labai stipri komanda, čempionė. Ir bijojau to, nežinau, kas bus. Tai tenintą važiavau, tai jinai kažkiek raminosi, sakydama, kad viskas bus gerai ir panašiai, bet atvažiavus supratau, kad tikrai nebuvo ko bijoti. Aišku, buvo tikrai labai sunkus sezonas, buvo labai sunkus rungtynės, tiek daug kelionių. Ar galima būtų palyginti Ispanijos klubus su Lietuvos klubais, ne? Ar palyginti galbūt sąlygas, ar dar trūksta mums iki Ispanijos tų lygų? Ne, sunku iš tikrųjų palyginti, nes Ispanija yra visiškai kitaip. Nesakau, kad toli, bet jų tas krepšinis gal labai skiriasi nuo lietuviškų, nes ten pati lyga, atrodo, gal ir tas komandas, su kuriuom tu žaidi, ten čempionės prieš outsiderę žaidži, gal atrodo, kad turėtum lengvai žaisti, bet su kiekviena komanda tu žaidi iš tikrųjų labai, negalėsi leisti nuo to, nes tu žinai, kad jeigu tik biškai leisi vadžias, gali gauti labai smarkiai malkų nuo tų pačių outsiderių. Ir kiekviena komanda labai gerbė kiekvieną komandą, nes nežinai, kaip gali baigtis, o čia Lietuvoje gal biškai lengviau, bet atvažiuoja viena komanda ir jau tu žinai, kad gal laimėsi prieš kitą komandą, nes tai labai lengva laimėti. Tai nežinau, sunku iš tikrųjų, labai sunku iš tikrųjų palyginti. Kaip bebūtų gaila, pavasario pradžioje nepatyrėt tą sunkią traumą, po kurios sezonas baigėsi, ar ne? Po to sezono tavęs laukė vasara, kuri, aš suprantu, tikrai buvo viena iš sunkiausių tavo gyvenime, ar ne? Tai galėtum papasakoti truputį apie tą vasarą, kokia ji buvo, ką veikdavai, kokia ta rutina būdavo, ar kaip susitvarkydavai su tuo galiausiai? Manau, labai nuobodi vasara buvo, nes pirmiausia reikėjo laukti tos operacijos. Labiausiai jaudinausi dėl to. O po to prasidėjo tas smulkiausias dalis operacijos, kai jau reikėjo tai visi atstatymai, kai buvo viskas, atrodo, viskas nauja, turėjau išmokti naujai vaikščioti. Ir atrodo, nebeturiu vienos kojos, vaikščioti kaip esu tikra, negaliu lankstyti, nebesuprantu savo, kas čia darosi.
Ir toks atrodo, kiekvieną palaimą tą savaitę praeina, jau palenkiau kokius 2 centimetrus, savaitę dar praeina, jau palenkiau daugiau, atrodo kažkas naujo. Tai toks, atrodo, į mano gyvenimą kažkokių naujovių įėjo. Tai visą vasarą buvo praktiškai tam visam atsistatymui, savęs stiprinimui skirta. Tai gal sakyčiau tokia nuobodė, aišku, buvo, kad jau atrodo nebegaliu. Nebenoriu daugiau, noriu jau viskas, noriu krepšinį, nebegaliu čia viena pati, nes taip, jau buvau visą gyvenimą pripratus būti visą laiką su komanda, visas tas režimas, sportas su komanda, dabar čia viską įdėjau, čia vienai, atrodo, nežinau, kiek galėsiu ištverti, bet ačiū Dievui, labai greitai tas laikas praėjo, bet jau galiu su komanda, čia tas man geriausias. Ką galėjau padaryti per visą vasarą, kad galėčiau dabar šitoje vietoje atsidurti, kad galėčiau žaisti savo šitą. O kada supratai, kad nebegali gyventi be krepšinio, kitaip tariant, kada jautei, kad išsiilgai be krepšinio, kada? Tai jau vasaros gale jau buvo tas toksai, kad aš jau nebegalėjau, nes atrodo sportau, gal tas per didelis tas toksai judėjimas, kad pati viena viską darau, atrodo, kad jau nebežinau net kaip dabar reikės su komanda, žinais, nes viskas čia su viena, kaip pačiai vienai viską reikia daryti, kaip reikės, žinais, greičiau grįžti. Ir tada vasaros gale, kažkur rugsėjo mėnesį, aš jau supratau, visos jau matau, kad visos komandos, visos mano draugės jau žino, kur išvažiuoju, jau visos išvažinėja, palieka mane vieną ir aš tokia, visos įsiskirstė mano draugės, o aš viena likau Klaipėdoj. Ir sakau, nu, tas to momentas, supratau, kad aš jau noriu irgi išvažiuoti ir tada nuo to laiko gavosi vis sunkiau, nes tai ir pradėjau varžybas draugiškas žaisti, tai nepasižiūrėti, taip atrodo net širdis skauda žiūrėti, nes ten norėčiau sudėti savo aprangą ir išbaigti aikštelę. Ir kuo toliau buvo to sunkiau, tai dabar, atrodo, liko kelias dienas, kad aš išbaigsiu aikštelę ir jau nebegaliu. Na, toks retorinis klausimas, istorinis, tai kada išbaigsi aikštelę? Šį šeštadienį. O šiaip tai buvau jau išbėgus ir tai yra. Na, kaip jautiesi po to ilgo laiko nekontaktinio sporto, ne? Buvo geras jausmas. Atrodo, tų kelių valandų man net neužteko, bet treniruotės, kur juokėmės po treniruotės su mūsų panom ir masažistė, sakėm, kad sakau, man 2 valandų neužteko, man reikėtų dar 5 valandų, kad galėčiau žaisti, nes atrodo akis dega, noriu tą padaryti. Nu, buvo geras jausmas. Tai po tiek laiko grįžus, tai tas kamuolys atrodo sudegs rankos visi, noriu su jais laiką tai nepaleisti. Tai ką, lauksim sugrįžtant ir ačiū dar.